Labas rytas, aš ir vėl kelyje. Dabar einu tokiu gražiu taku palei upę. Vakar dieną užbaigiau su 40,5 kilometro. Tai gan sudėtinga buvo trasa. Vien dėl to, kad ne pati trasa, o šiaip gan karšta buvo antroje dienos pusėje. Ir pati pabaiga, ten keli kilometrai buvo keliu, kur važiavo ir fūros, ir eismas didelis, šaligatvių nėra, tiesiog pakraštuku, tai jaučiausi jau ir pavargus, ir tikrai nesaugiai tokiu keliu eidama. Tai vakar gal dėl to nieko ir nepranešiau, kad grįžau, bet viskas gerai, nieko neskauda, toliau tęsiu savo kelionę. Šiandien esu suplanavusi šiek tiek virš 30 km, 32 gal, bet kažkaip panašu, kad ne visai planai atitinka realybę, nes vakar planavau 28, gavosi 40. Nors lygtais ėjau pagal ženklus, niekur nebuvau nuklydus, tai nežinau, pažiūrėsim. Tikiuosi, kad čia nebus tendencija, kad žingsnių ir kilometrų vis prisidės. O dabar yra 7 maždaug valandos, jau šiek tiek esu nuėjus porą kilometrų ir po truputį švinta. Keliauju toliau. Vis dar einu taku palei upę. Tai tikrai negaliu skųstis nei vaizdu, nei tako kokybė. Miestelis Alhandra, man atrodo, jisai vadinasi. Čia buvo mano pirmoji stotelė, pirmoji nakvynė. Šiaip beje ir apsistojom prie upės. Labai man patogioj vietoje, visiškai prie pat tako, tai aikšteliai su kemperiu. Tai niekur nukrypti nereikėjo. Apie kelio žymėjimus, tai Lisabonoje skundžiausi, kad žymėjimo beveik nėra, o išėjus iš Lisabonos ir dabar visam kelyje, tai žymėjimai tikrai labai puikiai visur sudėti, labai mažai kada reikia įsitraukti telefoną, kažkaip sunku ir pasiklysti. Koks gražus dangus, saulė lenda, aišku, aš tos saulės visai nelaukiu, būk už debesies. Kelias mane atvedė iki geležinkelio stoties. Šiek tiek pavažiuočiau, bet ne, aš nevažiuosiu. Einu toliau savo kojytėm. Jau esu nuėjus daugiau nei 10 km, šiandien oras puikus, saulės nėra, vėjukas, tik eit ir eit. Priėjau miestelį. Kaipgi be fūrų. Tokiu keliu einu kol kas. Aš gerai, kad yra šiek tiek ir pėstiesiem padaryta. Štai toks miestelis. Aš jau beveik nuėjus 16 kilometrų. Visai malonu jau po kažkokio tuščio kelio, arba jau labiau kelio su fūrom ir visokiam kitokiam mašinom, praeiti tokį štai miestelį. Kačiukai. Ir čia vienas. Labas. Kiek čia jūsų daug. Dabar kelis kilometrus ėjau palei traukinio bėgius. Ta kelio šiaip tikrai neblogas kelias, tylus, ramus, tik vienas kitas traukinys pravažiuoja.
Ir dabar išėjau prie miestelio Azambuja. Panašu, toks visai nemažas miestas. Ir vėl civilizacija, vėl mašinos. Jau nuėjau vis 22 kilometrų. Ir toliau judu. Fainas miestukas, gražus, labai jaukus. Pomidorų laukas. Dabar atkreipiu dėmesį, kad nuiminėja juos ir veža kažkur sandėliuoti ir tiesiai į prekybos vietas. Pasiskaitų paragauti vieną. Kaip ir sakiau, prisikrauna. Ir su didžiulėm fūrom išvažiuoja pomidorai. Pasiekiau dar vieną miestelį pavadinimu Valada. Ir matau kemperį. Reiškia, kad šiandienos kelionė yra baigta. Nueita 37,66 km. Ir viskas, einu ilsėtis. Čia apsistojom prie upės, tikiuosi pavyks iššokti. Va, po Kamino Rasa grįžo. Aš atvažiavau tokią aikštelę čia. Tai jūs ir nemokamos aikštelės, labai gerai. Prie pat upės. Jau ir įsimaudėm šiandien šitoj upėj. Bariukas yra, muzika groja. Tai švenčia vyrukai ir moterytės. 7 ryto atvažiavau prie Lidlo. Prasidėjau šią vėl Kamino 3 dieną. Aš apsipirksiu ir važiuosiu toliau. Tokia sunki naktis buvo, nes ten, kur nakvojom, muzika groja šiek tiek iki 3 nakties, tai sunku užmigt buvo. Kažkieno buvo gimtadienis. Bet nieko. Mes svečiuose esam, tai reikia pakentėti, gal šita vieta bus geresnė. Jūs pasiekėte kelionės. Pažiūrėsim, Lidlas turėtų dirbti šiandien, nors šiandien sekmadienis. Parašyta, kad nuo 8 ryto. Žiūrėsim. Namai pas daug kas langai uždaryti su žaliuzėm nuo saulės. Tai va, kol kas tiek. Varysim apsipirkti. Tik reikia sulaukti, kad atsidarys. Labas rytas, pradedu naują dieną. Šiek tiek šiandien susivėlinau, dabar jau 7 ir startuoju. Štai tokioje gražioje vietoje nakvojam. Į kelią. Priėjau pirmą tokią stotelę, kur kažkas palikė raštelį piligrimams. Kriauklyčių galima pasiimti kaip suvenyrą. Tai tokiam kelyje. Beveik 5 kilometrus nuėjus. Keliauju toliau.
Vakar ėjau tarp pomidorų, šiandien einu tarp vynuogių. Tik vynuogių nematau, arba nudžiūvę jos, arba jau nuskintos. Skelbimas iš butuko už 8 kilometrų. Šiandien labai man patinka kelias, tokia ramybė, visiškai ne vienos mašinos, danga irgi, žvyras, bet viskas labai gerai einasi. Vienintelis dalykas, kas neramina, tai kad šiandien visiškai nėra jokių debesų, saulė nuo pat ryto. Bet dabar kol kas vis dar pakankamai vėsų, vėjas, tai viskas gerai. Priėjau miestą Santarem, kuris pasirodo yra ant kalnų. Tai teko šiek tiek pakopti, bet viskas gerai, nieko dramatiško. Tas sukilimas nebuvo labai status, tai pavyko, viskas gerai, labai net nepavargau, neteko kažkur stoti ir ilsėtis. Tai dabar šiek tiek apžiūrėsiu, kiek čia trasa to nori miestelį, šitą miestą, ir keliausim toliau. Jau esu nuėjus kiek daugiau nei 20 kilometrų, tai dar iki pusiaukelės šiek tiek trūksta. Šiandien planuose virš 40 kilometrų. Vis dar sukinėjusi Santarem mieste. Štai koks vaizdas atsiveria. Toks takelis. Štai mano kojytės kokios. Šiandien nemažai visokiais žvyrkeliais praėjusios jau. Keliauju toliau. Dabar ieškosiu pietų vietos, nes jau norisi valgyti. Leidžiuosi nuo kalno. Štai tiek raudonų stogų. Vis dar Santarem mieste. Dienos metas apie 11 valanda. Tai visiškai tuščia. Nėra šiaip labai karšta, šilta, bet ne karšta, bet vis tiek žmonių nėra. Ir daug puikia vietelė pietums. Suoliukas šiaip beje šaltas. Ir aišku pavėsis. Ir mano pietus šiandien tokie. 2 sumuštiniai ir 2 bandelės. Nežinau, ar viską suvalgysiu dabar, ar pasiliksiu vėliau, bet jaučiu, kad suvalgysiu. Ir dar pamiršau pasakyti labai svarbų dalyką. Dabar esu nuėjus 22 kilometrus. Per praėjusias 2 dienas nuėjau 78 kilometrus. Tai reiškia, kad dabar turiu jau 100. O dabar einu kukurūzų laukais jau keletą kilometrų. Vien kukurūzai. Šiaip labai geras takas, toksai matosi, kad tik tais naudojamas tik šitoms kultūroms apdoroti, nes visiškai nei viena mašina nepravažiavo ir šiaip turbūt toks sudėtingas būtų pravažiavimas joms. Kukurūzai. Aš pasiklausiau dar krepšinį įdama, kad kelelis lengvesnis būtų. Šiandien Lietuva su Meksika žaidė, žinoma laimėjo. Dabar esu nuėjus
38,5 km ir jau po truputį ruošiuosi finišui. Tikiuosi, jis jau čia pat. Laukiu Rasos tokiai vietai. Irgi nemokama aikštelė. Čia nakvosim. Yra pasikept. Galima kažką, yra vanduo. Yra tualetai. Moterų, vyrų. Galima apžiūrėti. Taip, klozetas. Taip, pisuaras. Elektra neveikia. Labai stiprus vėjas. Bet gerai, ne taip karšta. Čia jaučiu kažkur veda kamino kelias, tai Rasa turėtų neužilgo pasirodyti. Kiek daug staliukų va. Galima ilsėtis. Čia turėtų būti upė, kurios nėra. Išdžiuvo. Tai tokia va rami vieta. Net treniruokliai yra. Pasuk pedalus. Vila da kolega. Neblogas vietas. Bet upė jo, čia jau senokai vanduo išdžiūvęs. Nėra nieko. Ten kukurūzų laukai toliau. Čia va parodyta galima pasikarstyti. Tokias kliūtis padarytas. Sodelis kažkieno auga. Kol kas ir slampinėjam tokiose vietose. Apsistojam ir nakvojam. Priėjau miestelį ir kasgi čia? O čia kemperiukas. Tai reiškia, kad šiandien diena yra baigta. Ir mes turim daug, 44 km. Ir keliauju ilsėtis. Panašu, kad visai graži vieta. Iki pasimatymo.